klystu nuo kopos jūron su audra. Jurga Šeduikytė, svajingoji kūrėja ir atlikėja, kuri nebijo vaikščioti stogais ir išsiskirti iš kitų. Muzikoje Jurga giliai neatrastų bedugnių, o kasdienybėje kokia ji? Ar žodis tvarumas atlikėjai yra tik žodis, ar kur kas daugiau? Tvarumas, patvarumas. Aš labai mėgstu prie žodžių kabinėtis, tai žodis yra nešantis savyje ir tverti žodį, ne? Tada tai, kas nesikeičia bėgant laikui, tai vis tiek yra susijęs su vidinėm vertybėm. Ir man tvarumas tai yra vidinė ekologija, sakyčiau. Jinai man yra labai lengvai pagal tą ir išorinį kažkokį tai supratimą, kad visų pirma, tu turi suprasti, kas yra tavo, ne? Man jausmo, kad yra namai ten, kur aš gyvenu, labai reikia. Reiškia, mano namai yra tokio dydžio, kokie realą aš apsirenku šiukšlės. Tai aš renku ir savo miškelį tenai, ir palei upę čia su kaimynė esam sutarę, kad eisim gal ten su maišais, nes realiai, kai tu tiesiog nebesureikšmindamas paimi šiukšlę ir ją išmeti, tu jauties namie. Nes tu tiesiog apsitvarkiai, nenori tarp šiukšlių gyventi. Ir jeigu namai yra visa tavo valstybė, tai tada iš viso faina, tada nebaisu gyventi, žinai. Ne tik, kad nebaisu, bet ir gimsta labai įdomios ir naudingos idėjos. Pradžioje, aišku, prasidėjo viskas nuo to, kad mes su draugė Laura sugalvom tokį projektą, šiaip iniciatoriai jinai buvo, bet kažkaip, kadangi draugavom, tai draugystės kaip pasiekoje buvo tas projektas. Pakelti šiukšlę yra madinga, buvo tokios dvi rankytės, kurios paploja, kai žmogus pakelia šiukšlę. Ir mes mėgavomės tiesiog eidami mieste ir Adas, mano vaikas, irgi keldavo šiukšlę, dabar sako, aš negaliu pro šiukšlytę praeiti nepakėlęs, nes sako, kažkas viduj negerai. Tai va, tai tas kažkoks virusiukas buvo užsisukęs ir tada buvom, tiesą sakant, vienos pirmųjų ir paskui kai paėjo jau tie, žinai, kur ten renka dideliais kiekiais. Nes mūsų principas buvo, kad jeigu žmogus susirenkam į vieną vietą ir aprenkam kažkokią vietą, Vilniaus dažniausiai, Vilniaus rajono, tai tada jisai gauna kokį nors dizainerio rūbą arba kokį nors gražų dalyką, arba ten, nežinau, puošmeną kokią nors. Tai tas dalykas labai buvo faina, bet paskui supratom, kad tiesiog laiko reikia skirti, kad tas projektas išaugtų, jau jisai auga ir nesurinkom komandos, nes buvo kitų atsakomybių abiem ir kada nors gal grąžinsime šitą. Nežinau. Projektas pakelti šiukšlę yra madinga išties turėjo ir, manome, tebeturi išliekamąją vertę. Suburia draugiant bendraminčius, kurie švarina aplinką ir dar už tai gauna dovanų. Nors tiesą sakant, didžiausia dovana yra ta, kad žemė kvėpuoja lengviau, o mes visi gyvename gražesnėje aplinkoje. Prieš beveik 10 metų merginų inicijuotas projektas tuomet daugam kėlė nuostabą. Tai jis toks keistas buvo. Aš sako, jūs einat pasipuošusią šiukšlių rinkti, tai ko eit apsivėlusioms, ta prasme. Jeigu ten šiukšlė, tai dar nereiškia, kad man nešventė ją pakelt. Ir mes ten, išsipošdavom, pradžioj galvojom, gal eit su kablais, tada vieną kartą nuėjom, supratom, kad kalniukas yra, žinai, reikia tiesiog adekvačiai situacijai apsirengti. Nes kai kreizė yra vienas dalykas, o kai reikia biškį padirbėti vis tiek. Fainai kažkaip, tai tie ir dizaineriai kažkaip tai prisidėdavo tais drabužiais ir daiktais. Na, o tokių tvarkymosi akcijų metu Jurga su bendraminčiais yra radusi įvairiausių dalykų. Mes tokį kalną atidenginėjom sluoksniais, ten kaldros kėlėsi, nes negalvojom, ten ir švirkštų buvo sluoksnis ir kažkokių tai ten dokumentų pamestų, tai radom piniginę su senu dokumentu, paskui susiradom tą žmogų, pranešėm jam. Aš susitikau kavinėje, pavaišinau arbatą ir jisai labai buvo nustebęs ir mes labai fainai praleidom laiką, pabendravom apie gyvenimą. Tai, ta prasme, ten yra daiktai su istorijom. Štai dar vienas aplinkos tvarkymo pliusas. Pasirodo, taip galima tiesiog susipažinti su žmonėmis ir išgirsti jų pamestų ar net pavogtų daiktų istorijas. Na, o kalbant apie maistą, Jurga sako, kad... Aš nesu tobula. Aš prisiperku per daug dėl to, kad pas mane gyvenime situacijos keičiasi laikas nuo laiko. Pavyzdžiui, būna didelė gauja namie, ne? Tai tada bandai išderinti, kad viskas būtų suvalgyta. Tada staiga išvažiuoja vaikas į Ameriką mokytis. Aš lieku viena su savo kate. Tai dabar gaunasi taip, žinai, kiek aš valgau. Aš nusiperku vieną patiekalą kažkur tai, pasiemu išsinešimų ir kitą dieną tą patiekalą pietums suvalgau irgi. Tai reiškia, kad viena porcija jurgitėlė yra 2 dienom. Nes kaip špėkis valgau dabar. Kažkodėl tai. O buvo etapas, kur
padarydavau, pavyzdžiui, 6 žmonėm vietoj 3. Kažkodėl taip gaudavosi. Aš niekada nespėjau atmatuoti, nes niekada neįimu gramais matuoti. Iš akies, iš skonio, iš nuojautos, iš noro kažką paeksperimentuoti, dėti kažką netikėto. Ne visada pasiteisina, bet kartais labai pasiteisina. Aprangos tema, kokia Jurgos patirtis šioje srityje? Aš nevengiu pirkti ir iš tų Vinted. Tai man yra pirkimas ramia širdimi. Aš žinau, kad tai tiesiog yra pratęsimas to paties drabužio, kuris yra tiesiog daiktas. Ir nereikia sureikšminti jų ant tiek, kad ten kažkokios, pavyzdžiui, firmos, brando būtinai nusipirkti. Man niekada nebuvo faina, kai ant manęs kažkas užrašyta, nes o kas tada? Aš už to tada. Tarsi asmens nebėra, yra pavadinimas kažkodėl kito negu aš. Tai va, tai aš mėgstu foną. Rūbai turėtų būti kaip fonas. O mados stengiuosi nesivaikyti dėl to, kad man natūraliai gaunasi, kad man patinka kažkas tuo metu, tada to dar nebūna parduotuvėse, aš tą susirandu ir tai ateina į madą. Tai išsiaiškinau, kad tai yra tiesiog stilius, kuris stovi vietoje, tu jį susiformavęs kažkaip tas detalės rankiojasi, o mada sukasi ratu, sukasi ir ateina pas tave, vis tiek sugrįžta kažkada.